Kaip kiekvienas upelis turi savo ištakas, taip ir žmogaus kelias turi pradžią, į kurią dažnai grįžtama prisiminimais. Žymaus lietuvių dailininko Jono Varno kūrybinio kelio pradžia nedidelėme, žaliame Lietuvos kampelyje, buvusioje Raseinių apskrityje, Šaukoto krašte. Jis maloniai sutiko pasidalinti savo prisiminimais Vilniaus Pamėnkalnio meno galerijoje, kur tuo metu vyko personalinė jo darbų paroda. Aš tai iš Apušinio mokytis pradėjau praktiškai savo namuose, kadangi tėvas pusę namo nuomojo. Mes turėjom 2 namus. Ir vieną namą nuomodavo, pusė namų buvo mokykla, o pusė namų gyveno mokytojai. Nebe tą aplinką nuvažiuoja. Sodyba dar yra, mano, kur gimiau namas, yra toks jau apsmukęs, kažkas jį nupirkęs. Tvartas dar yra molinis, paskui dar ten keletą pastatų. Šiuo metu nežinau, kažkas jį nupirkęs įvesti. Kasmet nuvažiuoju po kelis kartus. Ir centras ten, pavyzdžiui, statė bendruomenė kryžius, aš atvažiuoju, bet pasisveikinamis į kalbą pasirodo, tai kartu mokytas. Navickas liko Šaukote gyvena. Mokėdavo piešti jau, ne taip kaip mes, kad kiti mokiniai nemokėjo. Jis jau buvo toks linkęs, jis toksai būdavo, toksai čiutnas, jam kelnaitės būdavo vasarą trumpas, iššokinėdavo taip, kai užžiūrėk strik, toksai būdavo, jisai piešt mokėjo jau. Bet paskui jau, kada jau suaugęs buvo, jau čia buvo ūkio laikais, jau buvo jis nupiešęs prie ūkinio pastato tokį, ten, kaip sakyti, prie fermas buvo nupiešęs tokį neblogą tokį, kad ten karvytės buvo nupieštas. Tai va, tokį buvo, bet jau buvo jau po to. Na, vaikystėje tai, žinot, jau sunku labai prisiminti, kas ten buvo vaikystėje. Dalelę savo gimtų namų dailininkas parsivežė į studiją. To tvarto kampą ir prasivežė namo, kur gimiau, būtent. Rodo rastai labai netgi iki šiol kvepia. Tokia derba, pušinis rastas. Tai rėžiau. Per šaką pataikiau, jau kaip jojau. Dar iš to namo yra sklendė. Linksmas dailininko charakteris, optimistiškas požiūris į gyvenimo įvykius atsispindi šmaikščiose karikatūrose. Dalis karikatūrų sutalpinta 2 išleistose knygose. Karikatūra. Čia ne visos, čia tik yra 10-dalių nėra. Ten yra 3 lagaminai originalų prikrauti. Visos buvusios spaudoje. Ir va šitą išleidom. Ir paskui šiemet, va dabar neseniai, va šitą va. Jos, aišku, skiriasi, va taip, kai sudėdžiu, ir išeina va toks vaizdelis. Varnas varnoje, akį kerta. Taip. Čia plaukai, barzda, taip. Sparnai, kojos, bamba. Data 011. 7-12 Vilnius. Tai žinoma, joje klesties Šaukotas, klesties Lietuva.